Kas gyvūnui yra didesnė žala? Vaikas pirmą kartą gyvenime pamatęs gyvūną iš arti ir jį pažinęs? Ar miško kirtimo technika, kuri per kelias valandas sunaikina visą jo namų teritoriją? Su jumis ir vėl Raimonda ir jo Zaborės naujienos. Kuo daugiau galvoju, tuo daugiau kyla klausimų. Teismas konstatavo, kad laukinių gyvūnų naudojimas fotografavimuisi pažeidžia gyvūnų gerovės reikalavimus. Klaipėdos zoologijos sode buvo paimti ne tik laukiniai gyvūnai, bet ir kasos aparatas kaip galimos neteisėtos veiklos priemonė. Vadinasi, valstybė pasirinko labai griežtą poziciją. Tačiau tada norisi suprasti vieną dalyką. Kodėl ta pati valstybė išduoda leidimus kirsti miškus paukščių perėjimo, jauniklių auginimo ir gyvūnų poravimosi laikotarpiu? Kodėl vienu atveju gyvūno gerovė tampa absoliučiu prioritetu, o kitu teisėtai leidžiama veikla, kuri gali sunaikinti ištisas buveinės, lizdus ir jauniklius? Ar tikrai gyvūnui didžiausias pavojus yra vaikas, pirmą kartą gyvenime iš arti pamatęs laukinį gyvūną? O gal didžiausias pavojus yra tai, kad vieną rytą jo namų tiesiog nebelieka? Jeigu vienoje byloje paimamas net kasos aparatas kaip galimas neteisėtos veiklos priemonė, kodėl kitų atveju, kai nustatoma žala gamtai, dažniausiai apsiribojama bauda ir žalos apskaičiavimu? Kodėl beveik niekada nekalbama apie technikos konfiskavimą? Ir čia prasideda pats įdomiausias klausimas. Ar šioje istorijoje iš tiesų kalbama tik apie gyvūnų gerovę? Ar vis dėlto verta paklausti, kodėl vienam privačiam zoologijos sodui taikomi griežti standartai, o kitose srityse valstybė taiko visiškai kitokį požiūrį? Gal tai tik sutapimas, o gal visuomenė turi teisę klausti, ar visos taisyklės Lietuvoje taikomos vienodai, nepriklausomai nuo to, kas yra veiklos vykdytojas? Man atrodo, kad tai jau seniai nėra vien diskusija apie vieną zoologijos sodą. Tai diskusija apie vienodą įstatymų taikymą, institucijų nuoseklumą ir tai, ar gyvūnų gerovės principai galioja visiems vienodai. O jūs kaip manote, ar čia matome tik gyvūnų apsaugą, ar verta užduoti kitą klausimą? Kodėl būtent šis privatus Klaipėdos zoologijos sodas tapo tokio precedento centru? Padiskutuokime. Parašykite komentarus, pasidalinkite. Man labai svarbi jūsų nuomonė.